Bet pereikim prie ko mes čia susirinkom ant šitos sofos. Taip, bet tai ko nori moteris? Nu, tai ko nori moteris? Gali man išgryninti? Man vyram išgryninti. Vyram ar tau? Vyram. Čia dažnai, tipo, ar kalbant tarp draugių, ar iš tikrųjų kalbant vyram? Iš tikrųjų. Ko nori moteris iš tikrųjų? Būti suprastos. O pačios save supranta? Taip, kad nesupranta. Kad pakištų vyrai joms minti. Jo, iš esmės. Žinai, čia tas, kur, ko mes norim? Visko, kada, dabar. Taip, reikia. Aha. Jo, iš tikrųjų, bet aš manau, kad moteris mes norim būti suprastos. Bet kai savęs nesuprantam, ir tada gaunasi, kad mūsų nesupranta ir vyrai. Aš žinai, kažkada taip. Skaičiau šitą 50 pilkų atspalvių. Jau į filmą nebejau, jau man užteko tos knygos. Ir galvoju, žinai, toks, kaip gerai sukaltas romanas, ne? Ta prasme, paimtas seksas, tai visada seksas parduodamas gerai, ne? Bet istorija, kokio banalumo ten istorija? Tu skaičius ar mačius filmą? Aš mačius filmus. Tai žinai, kokio paprastumo sukalta istorija. Vyras milijonierius yra, įsimyli tokia pelenės istorija su sekso elementais, ne? Taip. Tai seksą nuimam tokia grinai pelenės istorija, tik tai suaugusiems žmonėm. Ir aš kažkaip tai vyrui sakau, todėl jis ir patinka taip visom, nes moteris labai nori ko? Kad jom nereiktų rūpintis pinigais, kad viską, ir taip jau nereiktų rūpintis, kad jau duoda daugiau negu įmanoma panorėti. Fainai, bet žiūrėk, kad važiuoja su automobiliu paima, dirbti gali, realizuoti save gali. Bet nebūtina. Apgina, apsaugo, padaro staigmenas, žodžiu. Žinai, ir sakau, čia yra aprašyta išsipildymo scenarijus, kur viskas, ko moteris nori. Kad jom niekuo nereiktų rūpintis. Savo rimtai, čia kiekviena to norėtų, kiekviena. Jis to tik nustebus, savo rimtai, net ir ta, 100%. Jis man vardai, tikrai tą vadovautoją kontrolierį irgi garantuoju, todėl kad neturi to saugumo. Tai esminis poreikis saugumo turbūt. Net nesupratimo, saugumo. Jausti saugiai. Faktas. Kaip gali vyrai tą duoti? Aš einu į darbą, tai saugi, tai nuo ko čia tave saugot? Galėtų, aš tai pasakyčiau taip, galėtų atviriau bendrauti. Nes saugumas man, pavyzdžiui, yra. Kai aš žinau, nežinau, ar čia saugumas, gal tai kontrolė. Kai aš žinau ir tada toks, ne, čia nesaugumas, čia kontrolė. Kai aš žinau, kiek jis uždirba, kur eina, ką daro ir su kiek uždirba, jisai man gal nėra būtinas, bet kad jisai pasakytų, žiūrėk, mes tikrai išgyvensim ir dar tu gali savo leisti savaitę išsipirkti spa. Man nesvarbi yra ta suma, žinai, skaičiai. Bet kad aš žinau, kad žiūrėk, brangioji, ateina kiekvieną ten pirmą mėnesio penktadienį ir sako, brangioji, kitą mėnesį mes puikiai išgyvensime. Tau užtektų, kad tik mėnesį? Ne, tai aišku, kad neužtektų, bet primintų, žinai, nes aš gal ir, pavyzdžiui, dabar šiuo metu pasitikiu vyru, ne, kad mes tikrai išgyvensim, bet aš norėčiau, kad jis man dar kiekvieno mėnesio primintų. Nes tu užmiršti. Ne, aš neužmirštu, aš taip žinau, bet tada galvoju, o jeigu? Tipo, žinai. Čia svarbu, nes moteris prisigalvoja. Taip, o jeigu, o gal aš galėčiau prisidėti. Ko prisidėti? Mamutą atitempt. Nenorėčiau, gal reikėtų prisidėti. Ir ką tada tu darytum, jeigu, tarkim, tu nedirbi? Arba dirbi kokiam paprastam darbė, kur nuo tavęs nepriklausiusi. Savo, žinok, brangioji, šį mėnesį mes neišgyvensim ir tu gink Dieve negali. Tai paklausiau, tai ką darysi? Nes gal reikia man, kad tai gerai, aš susirasiu antrą darbą. Ne, taip, aš tai faktas, kad savo pozicijai taip sakyčiau. Kad, žiūrėk, tai aš tada įmosi dar vienos veiklos, bet ten šį mėnesį ten tu manęs tikrai nematysi. Bet tik šį mėnesį. Kol jis man vėl patvirtins, kad išgyvensim. Va čia labai įdomu vyrų pozicija, žinai, ką jie girdėtų tokiu atveju, ne? Kad kai sako,
Žinok, aš susirasiu antrą darbą, nes matau, kad tu šudinai varai. Nes Jau čia jo pažeminimas toks. Nes jeigu aš einu ieškoti antro darbo, reiškia, kad tu šudinai varai. Jau garbės toks jų. Aha. O tai gerai, tai tada aš turėčiau sakyti, ką? Gerai, laukiu, ne, bet vėlgi, tai tipo, supratimo nėra, mesgi komanda. Aš tai sakyčiau, gerai, tai aš mesiu šį mėnesį valgyti. Matai, kaip skirtingai. Neįsiu dirbti daugiau, ne, valgyti geriau. Tai gal galima tada būtų, aš atsisakyčiau kažkokio nagus ten, pavyzdžiui, kirpyklos. Grožio. Valgyti. Sakai? Bet o vaikai, man iš karto matai, vaikai. Aha. Tai jeigu aš mesiu valgyti, reiškia, kad ir vaikai neturės. Ne, tai tu jiem padarysi, ryžių išvirsi. Ai, vaikam, ne? Bet tada gaunasi, kad aš tik metu valgyti, ar ir vyras meta? Nežinau, vyras, nežinau, čia renkas gal vyras. Nes aš esu girdėjus tokius patarimus, kad, tipo, tai gerai, tai nėra už ką, tai reiškia, ir nevalgysim. Tai tada vyram kažkoks įsijungia tas toks mygtukas, kad, kažkaip iškovoti, kažkaip reikia tikrai tą mamutą kažkaip gal per pūgas, per lietus kažkaip. Biškai pasistengti labiau, kažkaip jiems ten išjudina kažkokius ten. Ne vietoj to, kai žmona ten pasako, ar moteris jo pasako, kad, tipo, gerai, suprantu tave kažkaip, gal tada aš labiau pasispausiu, atsisakysiu. Jo. Kad nežeminti savęs. Ir nepult pačiai užsimto mamuto tempimo, nes šiaip žiūri nefailai. Tai tada nesaugumas, labai, kai... Tai pirmas momentas reikia saugumai, kad patvirtintų, kad šį mėnesį, čia tau reikia. Čia aišku, aš šaržuoju, bet nebūtinai, bet toks, tas saugumas į patvirtinimą, kad įgarsinti, gal net nepatvirtinti, bet įgarsinti, žinai? Nes ten, tarkim, kažkokie yra pokalbiai, ten vakarinė, kad ten, pavyzdžiui, drąsiai aš galėčiau užduoti klausimą, aš ir dabar drąsiai užduodu klausimą, ar ten mes išgyvensim, ar mums netrūksta pinigų, ir taip toliau, jeigu ten man kyla kažkokia abejonė, tai kad nebūtų kažkokių tai išvedžiojimų arba pasakymo, kad nesikišk ir viskas čia yra gerai. Neužtenka man tokio atsakymo, kad viskas yra gerai, nes aš, viskas yra gerai, aš gal kitaip suprantu. Ir tai, žinai, kiek turim pinigų, čia vėlgi labai tokie skirtingi momentai, nes, žinai, vieni turi 5 eurus piniginį ir vedasi kavos, ką nors pavaišinti, kiti turi 50, sako, žinau, aš negaliu į šiandien, nes visai nebeturiu pinigų. Sudėtinga su finansais. Tas supratimas. Tai va tiesiog to užtikrinimo. Viskas yra. Kad viskas yra ir kad viskas bus gerai, tu gali ramiai gyventi savo gyvenimą, nori dirbti, nori nedirbti, kaip ten tau išeina, ne? Gerai. Sakyčiau dar palaikymo. Aš, pavyzdžiui, pati savo bendruomenėje labai girdžiu tą. Tai labai yra svarbus palaikymas iš vyro. Visiškai ten. Kad ne tu ten savo nesąmonės kažkokias. Tie žodžiai, kurie, įgarsinami, kad tu ir vėl tam nesąmonėm užsiėmė, arba ten eisi vėl tų savo kortų traukti. Ten eisi kažkaip. Tarp kitko galiu pasidalinti, čia labai tema istorija, kai iš vyro kaip gauti palaikymą. Ir aš savaitgalį su vyru savo važiuoju ir sakau, jis kažką apie mano veiklą pradėjo, čia, žodžiu, kad jo kažkas paklausė, kad ko čia tavo žmona užsiema, gal čia galime ją kreipti, žinai, ir aš sakau, tai ko tavo žmona užsiema, tai ką ten, žinau, sėdi, filmuoja, ten video įrašinėja, paskui montuoja, paskui ten reelsus daro, Instagram'e ten daug ką daro, ir aš taip sakau, tai kokia veikla tavo žmonos, žinai. Ir aš tada pati supratau, kad iš tikrųjų aš tiek daug apie savo veiklą savo vyrui nepasakoju, tai kurioje vietoje aš tada tikiuosi palaikymo iš jo. Nes jisai žino tik tai, ką jis pats mato. Nes ten, pavyzdžiui, Instagram'ą jis mato, ne? Ten, kad aš ten sėdžiu montuoju, ne, jis mato, bet, pavyzdžiui, tuo metu, kai jisai pats dirba ir aš ten dirbu, administruoju kažką, dokumentus tvarkau, ten tekstus redaguoju ir taip toliau, jis šitos vietos nemato ir jam tiesiog nėra šitos paslaugos mano. Taip. Ir kai jeigu aš ten ką nors pasakoju, kad įsivaizduoji, ten netiko kažkoks ten sakinys ar kava, kaip tu galvoji, jis tada žiūri, tai kom tu čia užsiemi dabar, čia šiaip labdarą darai. Jo, jis ten, žinai, labdarą čia darai, čia kažkas tavęs paprašė, žinai, kur man tai jau čia ir aš tada jau klausau,
Tai tu nesupranti, ką aš veikiu, tu manęs visiškai nepalaikai. Nu. Ir man savaitgalį buvo jo, kad, nu, iš tikrųjų, kad, nu, ant tiek aš esu mažai papasakojus apie savo veiklą, kad, vis tiek nesuprasi. Jo, kad, vis tiek nesuprasi. Kad ir paskui gaunasi iš to išeina toksai, nu, ta diskusija, net ne konfliktas, kad, tipo, nu, jis net nežino. Ko, noriu palaikymo, bet nežinau. Bet neduodu įrankio, kaip palaikyti. Jo, tai va, bet tas palaikymas ir ką aš ir girdžiu va, iš moterų, kad tas palaikymas yra labai svarbus, bet neįvardina kurioj vietoj. Nu visur. Visur. Turi nuo ryto iki vakaro palaikyti. Kokią formą? Va tokia, va taip sakyti, aš tave palaikau. Visur gaudau iš paskos eina. Taip, tu gali biškį atsitnėsiu, man biškį reikia erdvės. Žinai, aš kaip vyrui sakau, žiūrėk, man biškį reikia erdvės. Aha. Taip. Nes mes, žinai, per šokius va šitą esam atradę su Mindaugu, kad, nu, vat, kai šokam tas seminaruose, ne, toksai, jeigu jisai duoda per daug erdvės, tada aš jau jaučiuosi viena ir aš nebejaučiu, kad ar čia jis mane saugo ar ne. Nu, vat, kas nežino, ten tie šokiai užsimerkus. Ir ar jis saugo ar ne. Okei, tada, nu, aš tą pasisakau kažkaip, nu, aš jų nebejaučiu, tada aš jau pati pradedu saugotis, tai nes aš tau duodu erdvės. Okei, tada kitas šokam, tada jau jis saugo, bet jau tada, žinai, tada aš jau niekur nebegaliu nueiti, nes kur aš be pasisuku, ten jisai. Ir toks tada gaunas, kad aš jau šoku tik tai pagal jį. Okei, taip. Ir va ta, žinai, toksai, o tai kaip atrasti tą vidurį? Kad tarsi mes ir atskirai, bet tarsi ir kartu. Ir jam kaip atsipalaiduoti, kad tai būtų jo šokis. Ne, čia visiškai paralelė su gyvenimu, kad tai būtų jo gyvenimas, bet ten pat visai netoli ir aš, ir dar jis mane prižiūri, kad aš ten nenusivoščiu kokį kampą užsimerkus. Ir jūs dažniausiai kartu irgi iškviečia? Jo. Tai va, tai čia dar, žinai, jeigu būtų atskirai, tai gal ten dar gali, žinai, suprasti tas erdvės savo. Bet kai kartu dažniausiai tai... Nu va, tai tas, žinai, toks mokymasis labai fainas per tą tokią kaip ir metaforą kažkokią tai, bet va ir gyvenime tas toks, kiek yra erdvės per daug, kiek yra per mažai. Kad jaučiu, pasitikiu, bet, nu va, žinai, kaip... Man atrodo, kad tu nesidomi mano veikla, va, to, žinai, tu nesidomi, tu net nežinai, ką aš veikiu. Nu, bet aš jam net nepasakoju. Nu, nes aš visą laiką galvoju, ar jam čia įdomu. Nu, ar jam įdomu, tai neįdomu, ko jis nežino, tas jam ir neįdomu. Faktas, bet aš tada ir negaliu reikalauti, kad mane palaikytų, kur jam neįdomu, kur aš galvoju iš karto nusistačius, kad jam bus neįdomu. Ne, bet to palaikymo noriu. Tai, bet faktas, nu tai tas va, ribų. Tas išsiaiškinimas, ne, kiek mes esam kartu, leidžiam būti kartu visiškai, kiek atskirai vakar tu kalbėjai apie šokio aikštelę, ne, ir kuri ta vieta yra, kur aš jau jaučiuosi, kad, nu, nejaučiu tavęs. Jo. Va, kur ta yra riba. Tai čia labai svarbu atvirumas, iš esmės, kad galėtum pasakyti. Taip. Ne, va tas toks, kad nepuolu aš tavęs, bet noriu pasakyti. Taip. Ne, kad, nu, labai svarbu nepriimti asmeniškai kažkaip tai, visko, ką vienas kitam sakoma, ne? Taip. Ir kai man sako kažką, tai kokią nors tai ale kritiką, pastebėjimą, nu, neužsišikt, kad, nu, gerai, ir nebedarysiu aš čia, jeigu ten neskanus kotlė, tai buvo, žinai, tai... Geras momentas, va, tą išgirsti, principų savo nerodyta, ne, kur nebūtinai man patinka ta tiesa, bet nu, tas žmogus tiesiog išsako, kaip jisai mato iš savo pozicijos. Tai va čia turbūt santykyje yra labai svarbu. Nes ypatingai aš, pavyzdžiui, save prisimenu, aš tai dažnai labai užsišikinėdavau. Aš tai nekalbėdavau. Va, tas būdavo principingas, toksai savaitę galiu nekalbėti, viskas. Nu, nes jisai nesvarbu, kad galvoje istorijos ten sukasi, serialas. Dar tam, žinai, praeini. Taip. Arba dar vienas momentas, pavyzdžiui, tas dėmesio rodymas, ne? Nu, va, kas irgi moterimi labai svarbu, dėmesio rodymas. Man labai svarbu, pavyzdžiui, dėmesio rodymas visur kur.
Namuose, kai mes būnam tik dviese, ne? Ten namuose, kai mes būname visa šeima, tada viešoj vietoj, kai mes ten išeinam pasivaiščioti, asistavimas ir tada ypatingai, jeigu mes ten kažkokiam renginį, jubiliejų, gimtadienės, šventės ir taip toliau, dar jisai turėtų būti pastiprintas. Ne? Visiškai. Parodomoji programa. O kas gaunasi, kad, pavyzdžiui, mano situacija, ne, kai gimė pirmas vaikas ir kai jisai namuose toliau tęsė tą visą asistavimą, o aš jau tapau mama. Ir aš visą laiką sakydavau savo vyrui, nu palauk, žinai, jeigu ten biški pakibina, žinai, ar ten kažką, žinai, nu palauk, nėra tam nu dabar nelaikas ir ne vieta. Kibintis. Nu, nelaikas ir ne vieta. Ir visą laiką būdavo, ir paskui jis jau pradėjo man net įgarsinti mano žodžius, kaip supras nelaikas ir ne vieta. O tu kada ta bus laikas ir vieta? Kai vaikai užaugs. Jo, žinai, tas man ir gavosi, aš taip, nu palauk, užmigs vaikai, žinai, nu dabar mato, žinai, ir aš paskui po kiek laiko tik supratau, nu kokią didžiulę aš, nu, darau pirmiausiai skriaudą savo, nes, nu, jisai kažkada ir atšoko nuo to, ir tada, žinai, tas, kur... Jau gal pakibė, jau čia galima. Jo, arba ten, pavyzdžiui, kažkokio šventėje, ne, arba renginėje, kur irgi, tipo, nu tai palauk, baigum, tai žmonės mato, nu. Ir paskui, tipo, o tu gal tu man nesistoji, o kitom asistuoji. Žinai. Tai va toks pas mane buvo, kur aš visiškai uždraudžiau. Bet čia, žinai, kas čia tas kibinimas toksai jau tada reiškia galvoju, užsifiksavę, kad čia nėra tik tai va šiaip dabar, čia jau toliau reikia rutulioti. Taip. Jau reiškia, jeigu pakibins, tai tada reikės kažką toliau daryti. Bet jis žmogus tai supranta, kad nemesi vaikų, kad tu čia pakibinai, tai tiesiog tave, nu, pakibino. Taip. O pas mumis galvoj, bet va čia taip įveikia moterų, ne? Norim, bet pačios draudžiam. Jo. Kažkurio tai momentu uždraudžiam, nes ir, pavyzdžiui, dabar mano vyras, kadangi buvo emigravęs, ne, tai kol jisai dirbo Lietuvoj, jis ten būdavo kiekvieną dieną ten darbo metu ar nedarbo metu skambina, ne, ir aš visą laiką sakydavau, kaip tu galvoji, kai tu dirbi, tai ką, aš nedirbu? Nu, nes ten skambina, nu, labas, kaip gyveni, žinai, ką pietum valgai, nu, tokius nesąmoningus klausimus užduodais, nu, tuo momentu man atrodė, žinai. Nu, ir jisai išvyko, emigravo, ne, nu, ir automatiškai tų skambučių sumažėjo, nes ten laiko skirtumas ir taip toliau. Ir tada mes tik susiskambinam vakarais, online, ten, žodžiu, ilgesniam tam pokalbį. Dabar jisai jau vėl grįžo ir nėra supranti tų skambučių. Aš jau vieną dieną dirbu. Nėra, nieko. Mes tipo tarsi vakare susitinkam, kaip ir online skambutyje. Ir viskas, žinai. Ir aš jau vieną vakarą sakau, žiūrėk, aš jau pergalvoju, kaip čia pasakyti gražiai, kad nebūtų, kodėl tu man neskambini, žinai, nebūtų to. Ir aš jau sakau, žiūrėk, kaip man patiko va tas laikas, kaip tu man tiesiog, va, nei iš to bet tau nepatikdavo. Aš taip sakydavau jam, kad nepatinka. O iš tikrųjų tau visai patikdavo. Bet tu pati nežinojai, kad tau patinka. Supratau tik tada, kai aš to negavau. Jau neturėjau. Ir aš jam pasakiau, sakau, man labai patikdavo, kaip tu anksčiau tiesiog paimdavai, paskambindavai ir pasakydavai, myliu tave. Arba ten, kaip tavo diena, žinai. Aš taip atsuko, o ne? O taigi tiek buvai, jo. Nu, žinai, ir tas toksai, aš sakau, taip, sakiau, bet va, supratau iš to, kad sakiau. Supratau, kad man to labai, labai reikia. Tai va, tai mes vėl grįžtam, ne, bet jeigu aš tai būčiau prieš kažkurį laiką jam pasakius ir jisai man tai būtų atsakęs, kad tipo, a ne, tai mano būtų savaitė nekalbadienis. Nes, nu, aš tarsi išliejau savo jausmus, patapau atvira ir va, man pasakė. Nesuprato. Bet čia tu labai gerai atvėrė tą, kur aš nežinau pati, ko noriu. Taip, visiškai. Ir tada aš tai visiškai suprantu tik tais tada, kai aš uždraudžiu, tarsi, nu, nespecialiai uždraudžiu, ne, o tiesiog, nu, baig, ką tu, nes, nu, man atrodo, kai aš sakau savo vyrui, nu, baig, tu nelaikas ir ne vieta, tai nėra draudimas jam elgtis taip, bet jisai supranta. Taip. Nu, apskritai vyrų, ne, vyras. Sakai stop, nu, tai jis suprato, kaip stop. Jo, o aš suprantu, kad jeigu aš sakyčiau, daugiau taip niekada nedaryk, kad tai yra stop. Bet vyram tai bet koks... Nu, stop ir turi išgirsti tą stop. Nu, tai va. Tai, bet aš labai daug pamačiau ir aš dabar grįžtu prie to, ko aš pati atsisakiau, ne, nes ten būdavo parneša gėlių, kam tu pirkai tas gėlės. Nu, šitie kainuoja. Tai ką, savaitę pabus ilgiausiai ir nu visi turėsiu išmesti.
nenešė gėlių. Tada, o kodėl tu man atneši gėlių, va, pavyzdžiui, draugėm tu jo atneša kiekvieną ten trečiadienį, vazos ten nespėja nuvyti, žinai. Taigi sakai, nenešti. Nu. Kada aš sakiau? Taigi sakai, kad brangiai kainuoja nuvysta, tau čia nepatinka, kad aš atnešu tas gėlės. Žinai. Tai jau paskui, nu gerai, tai tu neš, man žinok labai patinka, kai atneši. Nu va ir taip, žaidžiam gyvenimą. Bet va čia toks grynas žaidimas. Nu. Man su gėlėm, žinok, yra buvęs bajeris plemba. Jaučiu, kad Salomėja buvo jau kokie 3 metai, tai prieš 7 metus, kad parneša gėlių ir duoda man gėles ir aš žiūriu tas gėles, sakau, kam tu man jas duodi. Bet aš nuoširdžiai, nu, ten ryškiai buvo matyti jau toks etapas, kai jau nebuvo ilgą laiką gėlių ir duoda. Man realiai, tai man jau nereikia. Aš dabar parneša kiekvieną penktadienį, fainai, okei, bet ne iš to aš suprantu, kad mane myli. Žinai, duoda man tas gėlės ir aš nuoširdžiai nesuprantu, kam tu man jas duodi. Tai prie Salomėja savo, mama, nes myli tave. O. Galvoju, 3 metų vaikas supranta, ko aš 40, ne 30, ten, žinai, 6 nesuprantu. Toksai. Bet iš esmės man tai gėlių ne ta kalba. Žinai, bet tas labai svarbu turbūt vyrams su moterim išsiaiškinti savo meilės kalbą, ne? Visiškai. Nes mano meilės kalba paslaugos, tavo irgi Taip. paslaugos, o vyro? Mano vyro ne, meilės kalba būtų turbūt, aš taip, kiek atkreipiu dėmesį, tai yra tas, lietimas, kaip čia. Fizinis. Fizinis Visiškai. kontaktas, fiziniai prisilietimai. Jo. Aha. Ir vat labai svarbu tada duoti jam. Taip. Ne, ir iš jo sulaukti, ką jis tau ta prasme, kad jisai O aš įsivaizduoju visą laiką jį, pradžioj mūsų santuokos visą laiką atmušinėdavau jį nuo to fizinio kontakto. Jo. Visada. Ir tu paslaugų duodi jam, tipo, aš, taigi va, Taip. aš tau ten Valgyt padariau, tai tu Taip. žinau, kad myliu. Ir aš atsimenu labai, kaip auginau pirmą sūnų, ir ten jau buvo, žinai, kokie 2 metai, gal tos mamystės, žinai, kur ten sėdi namuose su vaiku, dar lauki, kol vyras grįš iš darbo, žinai. Ir aš labai atsimenu vieną momentą, ir kuris mane pastumėjo apskritai kažką daryti dėl savęs, į save žiūrėti, ten buvo turbūt ta pati pradžia. Ir kad ten vyras grįžo iš darbo vakare, žinai, aš jau ten įdėjau jam vakarienės ir jisai sako, aš nenoriu dabar, žinai, jis pas mane apskritai toksai yra, kur gali visą dieną nevalgyti, o ten kokią 9 vakare, žinai, kažkokią porciją suvalgyti ir viską, bet tai nereiškia, kad kai jis grįžta iš darbo 6 vakare, kad jis iškart jau nori valgyti, žinai. O aš kadangi esu įpratus, nes mačiau tokį pavyzdį, žinai. Kai grįžo tėvas, reikia Iš karto reikia duoti valgyti ir jisai tada sako, aš nenoriu dabar valgyti vėliau, gerai. Ir aš taip atsimenu, tada supikau, man taip skaudėjo, žinai, ir aš jam sakau, aš taip tavęs laukiau. Aš dėl tavęs vakarienę gaminau, kad jinai būtų karšta. O jis taip atsuka ir sako, ar aš tavęs kada nors to prašiau? Ir aš tada buvo, ta prasme. Va čia, ko nori vyrai, svarbus momentas. Tikrai ne pirmoji vietoje nori valgyti. Ta prasme, man buvo tada toks šokas. Aha. Ir labai daug vyrų sako, kažkaip paskutiniu metu labai daug girdžiu, kas sako, klausyk, valgyti aš galiu nusipirkti. Kas sutvarkys namus, aš galiu pasisamdyti, man nereikia virėjos ir valytojos. Man reikia įdomios moters, su kuriu galim žvengti, juoktis, turėti ką kalbėti ir planuoti gyvenimą ir gyventi gyvenimą, o ne... Visiškai, dabar čia patvirtinu 100%. Nors, pavyzdžiui, stebint mano vyrą, kadangi jisai labai mėgsta paslaugas daryti kitiem, ne? Būti dėmesingas, asistuoti ir taip toliau, tai jisai yra tas žmogus, kuris rūpinasi, kad būtų visi pavalgę, kad būtų visi atsigėrę. Žinai, kad bet čia per šventės visokias. Ne, ir taip kasdien, pavyzdžiui, žinai, jeigu ten jisai grįžta iš darbo, ar vaikai pavalgė. Žinai, kur atrodo man, ta prasme, ne, visą dieną sėdėjom, žinok, laukiam, badavom ir vaikam nieko nedaviau, žinai. O kur jam yra tas toksai, svarbus momentas paklausti, jam turbūt tai duoda kažkokį tai saugumą, nežinau. Turbūt receptas, žinai, toks. Jo. O vaikai ar valgė, žinai. Jis ten, pavyzdžiui, gali jam paklausti, žinai, ar tu alkanas grįžai. Jis sako, ne, žinai, ir tada, o vaikai ar valgė.
Nu, va, toks, žinai, toks per šitą. Koks įdomu, žinai, galvoju. Čia įdomus labai momentas, žinai, tarsi jeigu tu namuose, tai kad tu negali pasirūpinti, vaikai bus nevalgę, tu namuose, vaikai namuose, tu nepasirūpinti. Nepagalvojau apie šitą, kad aš nepasirūpinsiu, ne, bet man visą laiką toksai ir kyla iš mane, žinai, kad, o tai kaip tu galvoji, tai ką jie nevalgė? Ne, tai ką žinau, arba aš ten dažnai būna atsakymas, tai jau jie dideli. Jis klausia, ar vaikai pavalgė, tu sakai, tai jie dideli jau. Nu taip, nu, ir kad jie savarankiški. Jau nebeduoda. Nu jo, dabar aš neganau jų, žinai, kad ten dabar pusryčiai, dabar priešpiečiai, dabar pietus. Jie dideli, jiem nebereik valgyti, jau viskas, jau augo gana. Ne taip. Mama, tai kaip tu supranti. Viskas. Ir vyras, mano taip supranta. Jau prisivalgė, jie per akis. Baisu. Vėl mano dar vieną tiesą išričiai. Bet kaip svarbu, iš tikrųjų, kaip komunikuojam. Tai čia visą laiką, kai pasakai, žinai, tas, šakės, Salomėja buvo įsižeidus praeitą savaitę, nes jinai prikepė braunių, o tėtis nevalgė. Nes jis iš esmės nemėgsta tų šokoladinių kepinių. Ir mes visi žinom tą, kad jis nemėgsta šokoladinių kepinių. Ir jis vieną suvalgė ir klausė, ar skanu? Jisai sako, skanu, bet aš nemėgstu šokoladinių. Ir jin nuėjo sverkė, nes tečiui neskanu. Su dukrytė, tai aišku, kad jam neskanu, nes jam niekada nebuvo skanu, nesvarbu, ar to, ar aš iškepsiu, tiesiog. Iš esmės neskanu. Jis nemėgsta šitų. Ne, jis turėjo pamėgti. Nes aš iškepiau. Taip. Ir tas, toks labai įdomu, žinai, man galvoju, kaip moteriška, kaip mergaitiška, kaip, žinau, kad nemėgsta, bet iškepsiu ir gal pamėgs. Čia tas išgydymo momentas. Va. Norim išgydyti. Ja. Nes mes kažkada, žinok, su klasiokė, tai žinok, kokioj blemba, 10 klasė, jaučiu 9-10 klasė, klausim savo mamų, kadangi ir jos tėvas ir mano toks biški mėgėjas, taip sakant, taurelę pakilnoti buvo, tai paklausė mamų, kodėl, ar jie nuo pat jaunystės, jau kai susitokė, jau matėsi tas ar nesimatė. Tai vienas momentas, kai net nesimatė, kad jie buvo visai negerintis, kaip įdomu, žinai. O antras momentas, sakom, tai gerai, tai kai jau pradėjo matytis, tai kodėl gyventi? Sako, galvom, pakeisim. Bet gyvensim ir aš jį pakeisiu. Va tas toksai, žinai, kokios optimistės. Mes atsimenu, tikrai, kokio 10 klasėje, žinok, buvom, tai 16 metės. Jau tada galvojau, tokios optimistės. Taip juokingai atrodė, žinok, sakom, šakės. Aš tai, pavyzdžiui, mano vyras tai irgi gėrė, žinai, nukilnojo tą taurelę. Ir atsimenu, pakeitei? Tai daug kas galvoja iš išorinės aplinkos, kad žingsnį padarė jisai, metimo, atsisakymo alkoholio dėl to, kad aš taip liepiau. Jis yra po padu vestai ir garantuotai privertė, nes tada ten buvo pirmi metai, reiškia, jau kaip jisai atsisakė, tai visą laiką aš sulaukdavau klausimų, ar jis gėrė. Ne, jis faktas, kad negėrė. Dabar tikrai jis nebuvo iš tų variantų, kur ten, žinai, daugiadienės, savaitės, mėnesį ir taip toliau. Tikrai nebuvo, žinai. Bet tiesiog buvo tas momentas, kad, aš nenorėjau laukti, kol tai atsitiks. Žinai. Ir mes turėjom tiesiog vieną pokalbį po eilinio grįžimo, po algos, žinai. Ir aš sakau tiesiog, kad aš taip daugiau nebegaliu. Ir viskas, ir arba jisai daro sprendimą, ir viskas. Tai ar aš galėčiau pasakyti tokiam žmogui, kuris, jam būtų dzin? Jam ir šiaip būtų dzin. Ne? Tai, nes mes per tą laikotarpį, turbūt per tuos metus, aš esu ne kartą jau kartojus. Bet jūs susituokėmot? Jo, mes buvom pirmos, nes pirmojo metai dar jisai išgerinėjo, ne? O paskui pirmas metinės jau sutikom su jo blaivybė. Kaip čia buvo keli mėnesiai, kaip jau jisai visiškai nelašo.
negėrė, pats nusprendęs. Nu, tai aš atsimenu tos metus atgal, kur aš jam sakydavau turbūt ne kartą, kad tipo, arba aš, arba alus, ne, arba ten skiriamės, arba kažką, ne, nu tikrai buvo grasinimų, bet niekada jis per tą laikotarpį nepriėmė sprendimo. O tada tas momentas, kur buvo mes tiesiog per Valentino dieną, ne, kur buvo jau tas paskutinis mano lašas, kur aš sakau, kad nu tai negali tęstis. Čia turbūt labai svarbus momentas apskritai santykiuose vyrų ir moterų, kai be kažkokių isterijų, be kažkokių gąsdinimų, sakai, žiūrėk, tu gali nieko nedaryti, Taip. bet aš šitaip nebegaliu ir aš taip nebegyvensiu. Jo, tai va tas ir buvo, kad aš jau taip Tiesiog nebetęsiu. rinkis arba aš, arba Jo. nesirinktų nieko, bet aš šitaip nebegaliu, viskas. Taip. Ir tas tvirtas žinojimas, kad tai nebus arba, Taip, ne? Kad tai nebus taip. ant rytojos, nu, kiek tu čia geri, Jo. žinai? Jo. Nu, kad nebus to. Taip. Ir aš manau, kad va čia va tas momentas. Bet nebuvo taip, kad aš jį nuvedžiau už rankutės kažkur, Jo. supranti. Jis jau padarė sprendimą. Taip, nes jeigu tu vestum už rankutės, tai čia ne jo sprendimas, čia tavo, Tai va. tu jį nugalinė, kad Taip. jis durnelis net kelio neras, Taip. kur nueiti Nu pasigydyti. taip, ir tas jo pokyčio kelias, ne, keliavo tuo, kad jisai pats ėjo, pats darė. Ir kai aš sulaukdavau, žinai, tų, kad, nu, tai jau prispaudai papadu, ne? Nu, faktas, žinai, kad ir kiek ir yra tų istorijų, kur kas prispausta papadu, ilgai nebūna papadu, Taip. ne? Vis tiek kažkur tada... Tas piruoklės spaudė Jo. ir jinai Taip, nu, nes tada atsiranda garažas, atsiranda Taip, ten draugų kitokių, ne, ir taip toliau. Tai čia iš esmės žmona niekada neapsaugos nuo to, jeigu vyras pats neapsispręs, nu, nebūtinai žmona, ar ten vyras, ne, apskritai, turbūt, kai mes priimam sprendimus pokyčiam, jeigu kažkas mums juos padiktuoja, kažkada tai greitai pasibaigs. Kai aš Jo. pats priemu, ne, ir Taip, pats esu atsakingas taip. įvesti disciplinuotai, adaptuoti visus savo pokyčius, tada viskas einasi ok. Bet faktas, kad aš kai susipažinau su vyru savo, ne, aš nepastebėjau šitų momentų. Nes pirmiausiai mano pažintis buvo, ne, su juo, kad aš niekada su gerinčiu neprasidėsiu. Supranti, ir kai jo atsakymas buvo, kai aš paklausiau, ar tu vartoji alkoholį, sakė, tik per didžiasias šventes. Ir tada tik tai, kai pradėjom gyventi kartu, aš Bet čia pamačiau, kad šventės. Šventės yra Ir krepšinis. daugiau didesnių, negu tu įsivaizdavai. Taip. Tu tik didžiasias Taip. gimtadienis ir Taip. kas, ir nauji metai. Taip. Pas jį Krepšinė, daug varžybos, futbolo didelių varžybos. švenčių Taip. gyvenime. Daugiau tiesiog papildomo atsirado. Žmogus švenčia gyvenimą didelėm Taip. šventėm. Taip. Bet žinai, kas čia yra įdomu. Bet tas toksai, užmiršau, blemba, kokią Sorry. gerą mintį turėjau apie didžiąją. Ai, va. Kai tu, žinai, aš niekada nebendrausiu su geriančiu. Labą dieną, turim. Yra. Aš su rudakiais niekada gyvenime net į pasimatymus neidavau. Gražios rudos akis, tai čia, žinai, aš tave myliu. Galbūt tai ten kaip ten, Taip. tos mielos rudos akis. Iš kur man pasakyk? Tai, žinai, toksai labai dažnai moteris prisišneka. Ne tik moteris, turbūt ir vyrai prisišneka, bet va šičia labai įdomus momentas, žinai, galvoju, ar mes prisišnekam, kad aš kažko nenoriu ir būtinai tą gaunam, ar kažkuriam lygmenį mes tarsi nujaučiam. Aš tai manau, kad, žinai, kaip yra ta istorija, kur sielos pasirašo kontraktą, susitarė ir kol nusileidžia į fizinį kūną, viskas, aišku, Pamiršta. išsitrinama yra. Ir tada vis tiek kažkokie ateina epizodai, žinai, Jo. tie. Kad tik tai tokio man nereikia. Jo, O, nes tu laba žinai, diena. kad jau tai sutiksi. Tai aš galvoju, kad čia yra tas momentas. Jo, kad mes turim kažkokį suvokimą, kad to man reikia, Taip. bet neįmam bet sakom, kokio, kol sutinkam tą. su Fiziniam kuriuo jau- lygmenį tai Jo. ne, gink dieve niekada, Aha. žinai. Negeriantis, nekaimėtis, žinai, ir tada visi šitie rinkinukai, žinai, Kas yra nekaimėtis? nu, va čia taip mano buvo visą laiką. Tik tais jokio alkoholio vartojimo, jokio iš kaimo žmogaus, nes jie muša moteris, negerbė ir taip toliau. O miestiečiai gingdienė. Nu, aš iš vis neturėjau tokio, įsivaizduok, neturėjau tokio pavyzdžio, dėl kurio taip sakyčiau, nes mano, pavyzdžiui, mano aplinkoje, ne, kai aš augau, Miestiečiai. vien miestiečiai
Ir mes ir turėjom, į kaimą važiuodavom, bet aš net nemačiau, savo aplinkoje niekada nemačiau, kad dėdės mano kažkokia, ar ten mamos pusbroliai, tėčio pusbroliai, kad kažkas vartotų ypatingai daug alkoholio. Ir eitų mušti moteris. Bet man tas buvo įkalta į galvą, čia turbūt irgi kažkoks kontraktas pasirašytas, kad gink Dieve, nes tai atsiras pas mane. Taip. Supranti? Taip. Nes mano vyras yra iš mažo miestelio, tada aš jį vadinau kaimu. Žinai, tai aš viską gavau. Taip. Viską, visą rinkinuką. Jo, ir nesimuša. Tai pasakai, kaip kad trūktų. Tai va ir galvoju dabar, žinai, galvoju aš iš karto kaip suformuluoti, žinai, kad man šitos patirties nereikia. Aha, kad ačiū. Jo, ačiū, man šitos patirties nereikia, tai va jau iš karto galvoju, žinai, kad... Tai va, kad... Nes aplinkoje, kad mušančių moteris buvo. Jo. Bet nebuvo, kad mušė dėl to, kad išgėrė, ar mušė dėl to, kad iš kaimo. Ne. Tiesiog buvo žmonės, kurie smurtavo, žinai, pakeldavo ranką prieš moteris. Tai va šito aš gal jau, tai šitą aš patirtį jau turėjau. Viskas. Buvo pas mane nebus jau jos. Ir ačiū, man jos nereikia. O reiškia, alkoholis ir kaimas nebuvo. Tai gavom. Gavom. Arba tas žydar, tik tais ne mėlynakis. Nes jau merginikai... Mėlynakiai? Jo. Rudakiai? Pas mus būdavo mano laikais mėlynakiai, tai spėk kokios mano vyro akis. Taip, bet aš tai su šituo įsitikinimu, kad rudakiai yra melagiai. Rudakiai tai yra ten, žinai, išverstas kūriai, mes sakydavom. Melagiai. Melagiai. Tai geriau toks negu merginikas. Ne, mes neakcentavom tų rudakių, mes labiau mėlynakius, nes jie daug turi tada. Tai va, čia mes taip... Rudakių mes neakcentavom kitus rudakių. Nes baisiau buvo mėlynakiai. Baisiau mėlynakiai. Nes jie daug, žinai, turi daug moterų, visas kabinas. Jeigu biškai išverstas kūris, tai pokui. Tiesiog neakcentavom, ten nebuvo jokio, žinai, to, kad tipo kažkaip dzin ar nedzin, žinai, tiesiog buvo visą laiką. Tai va, tai mano vyro akis irgi. Mėlynas. Žydras. Bet jisai iš tiesų labai daug flirtuoja, labai. Tai tu į seminarus neveži. No. Jis labai, ta prasme, yra asistavimo meistras tiesiog. Tai žiūrėk, jeigu biškai apibendrinant šitą mūsų pokalbį, iš esmės, ką aš suprantu ir pasitvirtinam, kad iš esmės svarbiausia yra labai aiški komunikacija. Nes tos miskomunikacijos, nesusikalbėjimo, nesusišnekėjimo ir tada nusišnekėjimo yra labai daug ir, toksai, veda, kad visai mes nebekalbam arba užsišitam. Ne, aš turiu omeny, žinai, kad veda, ta komunikacija yra pati viršutinė dalis, ne? Arba apatinė, kaip žiūrėsim į trikampį. Taip. Ir žodžiu, tada, kai nėra tos komunikacijos, mes neturime ir saugumo, ir palaikymo. Tai tada komunikacija yra pamatas. Va, komunikacija yra pamatas ir tada, kol nebus pamatas tvirtas, čia pagal bazinius poreikius, tuos visus privalomus, tol mes neturėsim palaikymo, saugumo, emocinio, fizinio, kokio ten jau reikia, ne kiekvienai ir taip toliau. O mes dažniausiai neturim pamato, bet reikalaujam, kad palaikytų, suprastų, jausčiausi saugiai. Suprask tu mane. Taip. O tu pati save supranti, nesuprantu. Nes aš net su savim neturiu komunikacijos. Va, net su savim neturiu. Čia kaip du trikampiai, taip viens į kitą, ir ta komunikacija. Ir labai labai geras tas pasakymas, ką tu priminei, kad aš jaučiuosi šitaip ir aš taip nebenoriu jaustis. Ne, nes tada, kai sakai, aš galvoju, man atrodo, tu va šitaip darai, čia blogai tu darai, tu nusišneki, aš gerai čia darau. Bet kai sakau, kad aš blogai jaučiuosi, kai tu va šitaip darai ir aš iš tais nereikalauju. Tu gali daryti toliau, bet aš tada pasitraukiu iš paveikslėlio, tai visai kitaip išgirsta. Čia turbūt ir vyrai, ir moteris lygiai tas pats. Aš manau, kad vienodų dalykų. Jeigu paklaustum, žinai, dabar mes tęstume ten, tarkim, pokalbį, ko nori vyrai, ir su vyru tą patį kalbėtum, vis tiek prieitum, kad pamatas yra komunikacija, nes jie irgi nori. Vyrai sakytų, žinai, ko labai nori, kad neknistų man proto. Tai va, bet o kaip tą pasakyti? Komunikacija. Taip.
Kaip pasakytų moterį, ne, kad, nekristų man proto. Reikia kažkaip komunikuoti. Komunikuoti tą reikia. Taip, ką reiškia neknis proto, nes man neknis proto, kad, aš tiesiog neknisu proto, kad ten dėl vaikų, dėl ten kažko, ne, o jam gal neknis proto dėl pinigų. Jo. Ir komunikacija, vėl kalbėtis. Nes vyram lygiai taip pat ir palaikymas reikalingas, ir saugumas, kad jisai jaustųsi namo grįžęs, saugiai, kad ten, kaip ten sako, vyrai grįžta namo pailsėti, o moteris grįžta namo padirbėti. Ai, ne? Negirdėjai šito posakio, jo. Nes moteris, kai išeina iš namų, ten pailsi, tipo. Jo, jinai pailsi, o čia yra jos visiškai darbo zona. O vyrai išeina dirbti tam, kad grįžę pailsėtų. Man tas netinka, arba aš vyras, arba man namie labai gerai. Taip, dėl to, kad va čia ir yra, kad moteris turi taip susikurti savo namus, nes mes esame moteris tos kūrėjos, puoselėtos, tos harmonijos kūrėjos, kad mes antiek jaustumėmės namuose taip gerai, kad ir galėtume dirbti ir ilsėtis, o kai būna moteris tiesiog bėga iš namų, kuo daugiau uždelsia. Taip. Aš čia tą momentą rašiau. Kažkurioje tai knygai. Tai užtat ir gerai, nes aš irgi, pavyzdžiui, dabar aš labai gerai jaučiuosi namuose. Aš tiek norėdavau iš tų namų eiti, kur dabar man yra tas momentas, kad aš nenoriu. Man taip gerai yra namuose. Tiesiog. Mums labai gerai namuose. Love. Ai, bleva, vėl dėtai. Love forever.